O dieve, sveiki visi. Šiandien tiesiog nuotrauka yra bum, galvoju. Tai galiu papasakoti savo istorijų. Ir tiesiog, aš tokia esu, kad tiesiog neturiu veikti, bet aš noriu filmuoti ir tiesiog labai norėjau papasakoti apie savo istorijas. Ir tiesiog, ja, aš nesąmoningą istoriją pasakosiu, bet tiesiog galvoju, gal kažką jau užimsiu kokią laiką. Tai tiesiog, vieną kartą gyveno babutė. Babutė labai mylėjo vaikus. Bet jos sesė Olička, jos ponius pavogė. Juokauju, pradėsim nuo siaubo. Mokyklos istorijos siaubo, taigi kas bus gerai. Vieną kartą prieš 29 metus mokykloje buvo labai baisu. Taigi, pradėkime. Buvo šitaip. Nusinoj gyveno, labai jau nesusikaugus. Gerai. Prieš 29 metus buvo atidaryta viena nauja mokykla. Ir vienoj mokyklai pirmą dieną budėtojas naktį saugo mokyklą. Jaunas, 29 metų, stiprus kingongas, saugo mokyklą ir tiesiog BOOM! Palauk, sugrįžti per kartą. Ir tiesiog, ir buvo tokios mergaitės įstrigusios ir kažkodėl jos nereikia pagalbos, bet kvietė Charlie. Charlie, Charlie, are you here? Charlie, Charlie, are you here? Charlie, Charlie, are you here? Ir jis kažką tik girdėjo, kad sako, are you here? I hear, I hear, I hear, I hear. Ir jis įsigando. Pasiėmė prožektorę, ir Charlie pasakė, tau reikia nužudyti. Tau reikėjo nužudyti ir ta mergaitė galvoja, nužudysiu katiną, kas tik papuolė. Nes ten buvo katinas klasėje, nesakiau, kad nesąmonės klasė. Ir norėjo nužudyti tą katiną, bet pasmaugęs ir tik. Ir pradėjo juoktis. Tai va, ha 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 ha. Gerai. Taigi tai buvo. Ir tiesiog jis įsigando, nuėjo į klasę pilną kraujo. Ir ta mergaitė, kuri čia rašė šitoj knygoje, ją paliko gyvą, nors jos draugė nužudė. Bet ją paliko gyvą. Ir jinai paspruko. Ir tada mergaitė rašo laikraštį pėti. Ir kaip sakiau, one time, I get like his knee, forever and always. Nekauju. Yra ką pasakoti. Ir atėjo aš prisiminsiu. Jo, ir paskui jinai vaikščiai juokėsi po visus kabinetus, paskui nukrito nuo laiptų. Ir paskui jis, kitą rytą, jis vėl nuėjo tą mokyklą, budėtojas, naktį, ir taip, jis išgirdo juoką, nors nieko nebuvo, o tada tai nieko nebuvo. Ir jis išgirdo juoką. Ir jis taip įsigando, galvoja, o dieve, dar vieni vaikai, ieško, prieinam prie tų laiptų. Taigi neišvalė kraujo, bet vis tiek kažkas juokėsi. Nuėjo vėl ir kažkas vėl juokėsi. Nuėjo prie laiptų, jau nebebuvo. Nuėjo dar kartą, piktas vietas. Ir išjungė šviesas. Ir nuo to laiko niekas nebežino, kur jis dingo. O gal jis gyvas, o gal jis nebe. Mano pasaka baigta. Yeah, alright. Hey. Tik jo. Paskutą laiką.
Ir tą mokyklą lankau aš. Oi. Ir vis dar sakome per šokių naktį, laukia kol iškvies Čarlį ir tą mažą dulkelę, nežinau kokio dydžio, gal tokio, kur ant piršto net nesimato, didės ir taps didelė dvasia. Ir tą mokyklą sulygins su žeme. Mano pasaka. Na, kaip sakiau, šokio naktį atėjo ir šoka. Ir būna pas mus leidžia pabgazdinti. Ir ten apsimetusi ta dvasia mergaitė vis laukia, kol jis liks dviesi. Ir ją nuves pažaisti. Nes vieną naktį nusišypsai. Ateik pas mane, pažais su manimi. Ir aš dabar radau tai knygose, kad ateik pas mane, žais su manimi. Aš tokia, what the hell? Čia mūsų mokykla. Aš labai mokyklą tą bijau eiti. Ir aš žiauriai bijau, kad taip nutiks. Aš apsišarauju. Aš bijau. Aš dabar vieną namuose. Juokauju. Ir tiesiog, man tai baisu dabar. Su šitos istorijos. Jo. Spauskite like. Ta prasme, dar nieko nesu užpuolus, bet, ta prasme, viena buvo mergaitė, ar tai apsimetus, bet pasakė, ateik pas mane, ar tai žinojo istoriją, ar tai kaip, tai mokykla seniai sulyginta su žeme, ar tai what the hell.